Laiko šiam tikrai svarbiam įvykiui. Kaišiadoryse, kaip žinia, buvo toks visai ne per seniausias įvykis, po kurio mes džiaugiamės priėmę tokį sprendimą, kad mes žinom, kad mūsų sveikatos centre turi būti gyvybės langelis. Ir mano nuomonė, aš esu giliai įsitikinęs, kad apie jokį atsipirkimą čia negali būti kalbos. Jeigu per 50 metų, per 100 metų bent vieną gyvybę mes išgelbėsim, tai bus daugiausia, ką mes galime padaryti. Ekscelencija, labai džiaugiuosi, kad radote laiko atvykti ir aš tikiu, kad šį kilnų tikslą jūs turėtumėte ir palaiminti. Tikrai labai džiaugiuosi, kad čia Kaišiadoryse atsiranda gyvybės langelis. Noriu padėkoti savivaldybei, administracijai, ligoninės vadovams už šitą suteiktą galimybę. Einantis į pasaulį žmogus yra didelė Dievo dovana ir mes tą gyvenimą gavome iš savo tėvelių. Todėl, kaip gerai suprantame, įvairių priežasčių gali taip atsitikti, jog čia mama atneš savo vaikutį ir tokiu būdu bus išgelbėta gyvybė. Tai prašykime Dievo palaimos, kad į pasaulį ateinantis žmogus gimtų šeimoje, būtų mylimas, laukiamas, branginamas. O jeigu taip atsitiktų, kad norėtų jį atnešti, kad jis turėtų ateitį, turėtų gražų gyvenimą, kokį turime mes, kad šis langelis būtų galimybė. Tai prašykime tą Dievo palaimos. Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Tai, kolegos, iš tikrųjų, Kaišiadorių rajone yra įvykis. Mes atidarome, kaip galbūt jau kai kurie žinote, 11 Lietuvoje gyvybės langelį. Mes pradedame antrąjį dešimtį. Gyvybės langelis yra ne tik medicininė jo paskirtis, bet ir socialinė. Mes bandydami išgelbėti gyvybę, dar tuo pačiu pasirūpinam ir tais artimaisiais, kuriems negrėstų baudžiamoji atsakomybė už, sakykime, kažkur lauke ar po krūmu ar po egle paliktą gyvybę. Tai reikalavimai, kaip matote, yra labai paprasti, kad nebūtų filmuojama, kad aplinka būtų diskretiška, bet kad įdėjus tą kūdikėlį suveiktų signalizacija ir personalas gautų žinią, kad kažkas tai yra įvykę. Na ir personalas turi truputėlį palaukti keletą minučių, kad padėję žmonės galėtų ramiai pasitraukti, kad būtų užtikrinta jų asmeniškumas. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad vadovybė palaikė šitą mintį. Čia labiausia turbūt ir iniciatyvos daugiausia parodė meras, kad mūsų rajone toks dalykas atsirastų. Tai ir mes dabar visi susirinkę ir ekscelencija pašventino ir tikimės, kad nelabai daug bus šitų tokių gyvybių atnešta, bet jeigu bus, mes stengsimės padaryti viską, ką galim. Reikėtų pasidžiaugti, kad kolegos iš Kauno mums šiek tiek pagelbėjo, kaip visi žinome, kad Mažylio gimdymo namai Kaune yra uždaryti, bet kolegos mums padovanojo tą kūdikio krepšelį, kurį jau mes dabar turim tą tokį testinumą. Tai, žodžiu, labai dėkoju kolegom, kad jie pasidalino. Na ir esant reikalui, mes dar turėtumėm galimybę, mes turim tai vadinamą termometratorių, kur specialiose sąlygose, jeigu, sakykime, greitosios pagalbos automobilis būtų užtrukęs ar reikėtų palaukti, mes turėtumėm tą galimybę, jeigu jos reiktų, suteikti tokią pagalbą. Tai, žodžiu, ačiū labai visiems, skaitau, kad tai yra įvykis ir džiaugiamės, kad mums pavyko tai padaryti. Va jau atidaro. Tai va, tai mes čia padedam kažką tai. Ir uždarom.
Bet uždarius langelį signalizacija vis tik dar veikia. Reiškia, sąmoningai padaryta, kad jinai, nes kolegos gali turėti vizuomenį, padaryta, kad, reiškia, nebūtų taip trumpai sujungta ir netyla. Reikia tol, kol nepaspaudžiu, nes lengvi signaliai.